Taigi, sveikučiai visi, susirinkę į mano naują video vlogą. Tai ką, mano gimtadieniukas 22. Labai faina, nes nuo pačio ryto susilaukiau labai daug sveikinimų. Kaip matėte, gavau ir gėlyčių, tai gavau ir nuo pačio ryto staigmeną. Tai nuo savo mamytės ir Sauliaus, labai jums ačiū, labai jūs myliu. Ir labai ačiū visiems, kas pasveikinot. Tai jo, mano rytas prasidėjo labai gerai, už lango oras nėra kažkoks vaulyje, bet aš esu su šituo susitaikiusi, kadangi ruduo ir dažniausiai visą laiką per mano gimtadienį lyja, tai noriu čia pradėti savo vlogiuką, o užbaigsiu jį su gimtadienio švente, kuri vyks po 2 dienų. Tai nusprendžiau tiesiog paminėti su draugėmis. Tai nežinau, ką iš ten pafilmuosiu, bet jums dar norėsiu parodyti gimtadienio papuošimus iš Sheino. Tai noriu parodyti šitame video. Tai jo, nežinau šiaip ką veiksiu. Skirsiu dieną savo. Nežinau, ar kas nors netikėtai užsuks manęs pasveikinti ar ne. Bet šiaip turiu gavusi siuntą. Tai nežinau, ten yra kažkokia staigmenėlė, vakar gavau, tai norėčiau šiandien eit pasimt. Tada dabar keliausiu pasiruošti savo kažkokį tai įvaizdį. Galbūt tai su TikToku padaryt, ar tai fotkyčių, dar kažką. Ir tada reiks keliauti į miestą ir daugiau susigalvoti, ką valgyt pasidaryt. O galbūt nuspręsiu kažkur mieste pavalgyti, tai nežinau, iš tikrųjų nieko nesigalvojau, tiesiog noriu, kad šita diena eitų ekspromtu ir va taip pat. Tai kol kas tiek. Mergytė vasarinė, tu mėgsti žiauriai tūsint, viską rinkos stiklinė, jau vėliau mane ir aš tave pagrobsiu, mums šiandien bus gerai, aš su tavim pašoksiu, keliuojam pas tave, musonas tik ant makso. Juk tu mergaitė kitokia, kitokia. Juk tu mergaitė kitokia, kitokia. Na va, tai matote mano galutinį įvaizdį, tai iš tikrųjų pasipuošiau, galima sakyti, tik dėl nuotraukyčių. Tai turėjau šitą naują suknelę iš Sheino, nebuvau niekur jos rodžiusi, tai sugalvojau užsidėti, išsitiesinau plaukučius, pasidažiau. Tai jo, man patinka. Labai gerą lūpdažį nusipirkau iš K3 raudoną. Labai patinka ir gaila, kad nėra daugiau spalvų, kurios man tiktų. Tai labai man patinka tas raudonas. Tai šiaip visą laiką bijodavau labai raudonų lūpų, bet matau, kad man labai tinka. Tai nusprendžiau pasidažyti. Tai iš tikrųjų, kokie dabar planai, tai eisiu persirengt. Prisidariau nuotraukyčių, užteks manau, tai eisiu pasimti savo staigmenėlės. Dar kai ką savo nusipirkti, aišku, jums viską parodysiu. Ir tada galvoju grįžusi užsisakyti pizzą iš Nemo.
Tai jo, kad nereiktų nieko gamintis, tiesiog noriu šiandien dienos savo ir daugiau nežinau. Galbūt kokį filmą susirasiu, gal dar kažką paveiksiu, šiaip labai noriu į savo sąsiuvinį susirašyti, kadangi kai būna nauji metai ir būna metai nuo gimtadienio iki gimtadienio, tai labai noriu susirašyti savo norus, ką noriu padaryti per 22 savo metelius. Aš negaliu patikėti, kad jau 22 man labai gražus skaičius, todėl ir labai norėjau su merginomis paminėti ir paminėsiu. Tai va, iš ten dar kažką pamatysit, o šiandien tai tiesiog irgi noriu parodyti jums daug ką ir keliauju persirengti ir susitinkam po kelių sekundžių. Na va, ir mano dovanėlė sau. Tai mama sako, dar mažai gėlių. Sakau, jo, labai norėjau sau nusipirkti. Ir galvojau apie tai, kad jeigu turėsiu pinigėlių, tai tikrai sau nusipirksiu gėlių, nes aš to verta. Ir labai laukiu už tą gimtadienio. Ir jis yra labai gražus. Todėl aš nusprendžiau save pasilepinti šitom gražiom gėlytėm. O šiaip linkiu kiekvienai nenustot savęs lepinti. Kad ir ne kiekvieną dieną, bet retkarčiais tai tikrai. Na ir išpakuotos darbo dovanėlės. Jėtiu, kaip mielai. Gavau dar dovanėlių. Tai buvo draugės atėjusios pasveikint. Tai iš tikrųjų padarė staigmenėlę, bet ir truputėlį išgąsdino. Tai dar gavau gėlyčių. Nepamenu, kada iš tikrųjų buvau gavusi gvazdikėlių. Tai labai fainai, labai ačiū jums, panykės. Tai va, tikriausiai taip ir užbaigsiu šiandienos dieną. Tai dar buvau darbo Zoomą prisijungus, labai buvo įdomi tema, tai nenorėjau praleisti, tai eisiu nusivalysiu savo makiažą, atsigulsiu ramiai į lovą, nežinau, kažką dar paskrolinsiu, eisiu dovanėlę pažiūrėti ir viskas. Ir susitiksime per mano gimtadieninę šventę. Labą naktis! Sveiki, susirinkė dar kartą. Tai žodžiu, šiandien yra mano gimtadieninė šventė. Tai aš truputėlį sergu, kaip jau buvau minėjus. Tai žodžiu, šiandien pradėsim rytą. Šiaip pradėjom rytą anksti nuo 9. Tai pradėsim rytą nuo gaminimo maisto. Tai šiandien aš bandysiu daryti krosaniukus. Tai žodžiu, stebėkit, kaip čia man ir mums viskas seksis gaminti. Tai pamatysite šiandien visą procesą, kaip aš viską susiruošiu ir paskiau ant galo parodysiu visus papuošimus, kaip darysim. Tai va, let's go daryti krosaniukų.
Nu gerai, bandysim. Kiūtaliai. Pirmas. Šitų. Man atrodo, man patiks daryti šitą dalykėlį. Stovėk tu. Mano pirmieji krosaniukai.
tikrųjų tai mažai šnekėjau, tai žodžiu, kaip ir stalas suruoštas, bet tikrai gavosi ilgiau nei galvojau. Tai galėjau dar anksčiau keltis, nes darbo tikrai buvo daug. Dar paskiau, kažkai ar spėsiu padaryti kokteiliukus, gal jau kai atvarys visos, tai nežinau, bet žodžiu. Taip tiesiog bus, kad tiesiog turėtume kažkokią tai sieną, balionėliai, stalekas. Varau aš ruoštis, nes turiu lygiai 2 valandas, jeigu nebent atvarys anksčiau kažkas. Nu jau galiu? O, iš karto. Nemoku aš įdėti. Ir keistas jausmas apima tave, nes ši diena tikrai yra kitokia. Tai gerai. Patiems gerai. Karočią, aš nesu profint, čia prie vieno. Tai čia. Sveiki sugrįžę, žodžiu, noriu užbaigti savo video vlogą čia. Tai iš tikrųjų labai turėjau fainą gimtadienį, tai tiek ir savo tikrąją gimtadienio dieną, tiek ir tą baliuką tokį su draugėm. Tai buvo tikrai labai smagu, labai ačiū visoms, kad atėjot, kad pasveikinot. Labai fainos visų dovanos, bučkis didžiausias. Ir jo, ignoruokite mano lūpas, nes ką tik išbandžiau naują lūpdažiuką. Tai žodžiu, apsipirkau truputėlį, nes gavau 2 eurokoso čekius. Tai sugalvojau, kad noriu kosmetikos, tai iš tikrųjų gavau daug kosmetikos ir daug šiaip visokių fainų dovanėlių. Tai ačiū labai, kad buvote šitame video, tikiuosi jums patiko, nes tikrai įdėjau žiauriai daug darbo į šitą video ir turėjau netgi savo asmeninę filmuotoją, tai ačiū jai ir ką, susitinkame kitame mano video. Čiau!